Nu ką, jau beveik valandą, kai esu oficialiai benamis. Sustojau prie Maksimos, galvojau nusipirksiu kažko atsigert ir galvojau gerą progą aprodyti jums savo situaciją. Sustojau šiek tiek atokiau nuo žmonių, kad neatrodyčiau per daug kaip lunatikas, kalbėdamas iš su savim, kol jums viską aprodau. Tai ką, pradėkim. Turiu mažą kamerą, labai patogiai filmuoti. Ant kepurės užsideda. Va, vėliau nusimsiu parodyti taip. Ant kepurės. Turbūt antras pats akivaizdžiausias dalykas bus mano mašina. 2007 metų Volkswagen Passat. Mano pasiratis jau beveik 10 metų kaip su manim. Ir panašu, kad teks šiek tiek jame dar ir pagyventi. Turiu paprastą telefoną, kaip matot. iPad planšetė. Labai paprastas laptopas, už kurį sumokėjau 200 eurų. Čia nuo kameros, priedai prie kameros visokie. Turiu Logitech G29 vairą su shifteriu. Visiškai beveik nenaudotas, labai mažai aš su juo pasidžiaugiau. Ir turiu Oculus Quest 2 VR akiniai. Kartu su papildomais visokiais priedais. Nežinau, greičiausiai aš juos parduosiu, mačiau skelbimus eina po 200 eurų, tai kaip tik su dabartinė finansinė situacija, apie kurią tuoj aptarsim, tai labai praverstų man tie 400 eurų ar kiek už juos gaučiau. Turiu va ateiviuką, kuris mane saugos nuo blogio. Ir man atrodo, kaip ir viskas čia, kas matosi. Dar turiu įvairių pakrovėjų, 2 powerbankai, chargeriai visokie, ausinės. Viskas, ko man reikia, kaip ir. O dabar, manau, galima pasižiūrėti, ką turiu bagažinėje. Galime lipti eit pažiūrėti. Bagažinėje nieko per daug neturiu. Čia yra pora maišų, jau keli maišai drabužių. Miegojimo maišas, miegmaišas. Čia šiek tiek jogos kilimėlis, galvojau pasitiesiu čia mašinoje, kad miegot būtų patogiau. Turiu pagalvę, kojinės, triusikai, kreatino į salę ir turiu sulankstomą šitą saulės bateriją. Tai kaip ir bagažinėje viskas. Galime pažiūrėti toliau. Turiu čia šiek tiek higienos prekių, šampūnas, čia šiek tiek elektrolitų. Skutimosi putos, ausų krapštukai, šampūnas, muilas, skustukai, viskas ten. Sporto krepšys su sporto drabužiais, pedai bėgimui, tapkės. Prie to pačio galiu parodyti, kaip planuoju miegoti aš čia. Planas pirminis buvo atsidaryti šitas nusilenkti 2 sėdynės, kad būtų daugiau vietos kojom, bet kažkodėl neatsidaro ir kas svarbiausia, bandžiau čia įsiaiškinti, kas yra, sulaužiau visą šitą plastiką. Kas svarbiausia, čia nėra užrakinta, kaip matot. Jeigu pasuku raktą, vienu žodžiu, čia jau pridirbau, bet jis atrakintas yra. Sukau ir į vieną pusę, ir į kitą pusę, niekas neatsirakino. Galiu parodyti iš kitos pusės, kaip atrodo. O iš kitos pusės, kaip matot, irgi į tą pusę užraktas yra ir pilnai atsidaro. Ir kai užrakini, vis tiek net kitaip jis kliba. O, nuspa. Dabar man įdomus vienas dalykas. Jeigu aš jį dabar išimu, tai pasuku. Ir dabar atrakinu. Įstatyti iki galo. Atsuku. O jezu. O aš jau galvojau, kad neišeis patogiai čia man miegot. Bet planas yra toks, tai palaukit, aš viską perkrausiu bagažiniai ir parodysiu, kaip čia planuoju miegot. Esmė yra gan paprasta, galvoju, lysiu galvą į priekį, nes
tiksliau galvą link bagažinės. Su jau porą kartų taip miegojęs ir nežinau, ar aš blogai prisimenu, ar tikrai nebuvo kuo man pasiskūs per daug dėl šitos situacijos. Parodysiu daugmaž. Tai va, pasidėjau iš karto pagalvę, tai va miegosiu. Ir galvoju, kad jeigu galva bus į šitą pusę, tai šiek tiek bus daugiau privatumo. Nematys vis tiek žmonės veido, nematys kažką toks, kad kojas ten bus išlindę, tai nelabai svarbu man kažkaip. Per daug nerodysiu pilnai, kaip aš čia miegosiu. Man atrodo, bus gerai. Žinot, ką aš dar pagalvojau? O pagalvojau, kad ir pas mane finansinė situacija nėra per daug gera šiuo metu, apie ją tuoj pakalbėsim. Tačiau tikrai yra dar žmonių, kuriem nėra per daug gerai su finansais. Ir vietoj to, kad čia pas mane mašinoje būtų, kol bandau parduoti, kad ir praverstų tie 400 eurų, aš kažkurį bent vieną iš jų tikrai atiduosiu. Man atrodo, aš akinius geriausia, VR akinius atiduosiu kuriam nors vienam iš jūsų. Tuo tik sugalvosiu, kaip čia būtų geriausia juos atiduoti. Kad ir šiek tiek ir man naudos būtų, šitam kanalui tiksliau labiau, iš viso šito atidavimo. Tai tuoj sugalvosiu taisyklės. Taisyklės bus labai paprastas. Prenumeruokite kanalą, bei paspauskite patinka ir palikite komentarą po kiekvieno video iš pirmų 8 savaičių. Po 8 savaičių iš kiekvieno video atsitiktinai atrinksiu po vieną komentarą, sudėsiu į vieną sąrašą ir iš to sąrašo atsitiktinai bus išrinktas vienas laimėtojas. Žinoma, komentarų nespaminkite, pasirinksiu, kad atrinktų tik vieną komentarą iš vieno vartotojo per video. Dabar toliau grįžkime per video. Tai ką, aptarkim turbūt įdomiausią dalį ir tai bus finansai. Aš turiu 20, 30, 40, 55. Iš viso 59 eurus ir 72 centus grynais. Ir pažiūrėkim, ką turiu ant kortelės. Aš tik paslėpsiu pavadimus, bet kaip matot 179 eurai ir 53 centai. Tai iš viso yra 239 eurai ir 25 centai, kas nėra taip blogai, kaip iš pradžių tikėjausi. Tikėjausi šiaip tai šiek tiek prašiau. Bet kas yra prastai, tai kad gavau susimokėti 46 tūkstančius eurų. Šiuo metu nenoriu papasakoti, kodėl aš turiu tiek susimokėti. Man atrodo, gal papasakosiu vėliau, kai jau bus sumokėta. Tačiau iš jų esu sumokėjęs tik 8 tūkstančius, tai man dar likę sumokėti yra 38 tūkstančiai. Jau skaičiavau, kiek čia man reikėtų mokėti, tai per 2,5 metų, iki kada turiu sumokėti, tai yra iki 26 gruodžio paskutinių dienų, turėčiau mokėti 1360 eurų į mėnesį, jeigu pradedu mokėti nuo šio mėnesio. Dabar nueisiu iki parduotuvės, nusipirksiu atsigersiu ir papasakosiu jums savo planus, kaip planavau iš viso šito išlipti. Taigi turėjau 2 planus, kaip visą tai susimokėsiu. Vienas iš jų buvo draugo pasiūlytas. Jis gavo gan neblogą poziciją Vokietijoje, uždirba nemažai ir pasiūlė man ten darbą. Tačiau su šitu variantu būčiau turėjęs praktiškai paaukoti 2,5 metų savo gyvenimo, dirbti Vokietijoje, kiekvieną mėnesį susimokėti tuos 1360 eurų ir už likusius pinigus susimokėti už gyvenamąją vietą, mokesčius ir maistą. Nors, kad ir tai buvo saugus pasiūlymas, o gal kaip tik dėl to, kad tai buvo saugus pasiūlymas, aš atsisakiau jo. O antras planas buvo irgi gan panašus. Jis buvo neištaškyti visų savo turimų pinigų, išsilaikyti autovežio teisės ir turėjau garantuotą vietą taip pat Vokietijoje su 3,5 tūkstančio eurų atlyginimu į rankas. Prie to pačio buvo garantuota gyvenamoji vieta pačioje fūroje. Tai pagalvojau, kad jeigu porą metų būčiau ten dirbęs, būčiau per šiek tiek ilgiau nei metus sumokėjęs visą savo skolą, bei turėjęs gan nemenką kapitalą kokiai nors veiklai ateityje. Bet kaip matot, iš mano dabartinės situacijos nepasirinkau nei pirmo, nei antro varianto. Kodėlgi aš jų nepasirinkau? Galimai laikysit mane kvailu, galimai toks ir esu,
bet nepasirinkau nei pirmo, nei antro varianto, nes kai buvau 21 metų, aš prižadėjau savo, kad nedirbsiu jokio samdomo darbo. Ir kaip ir nenorėjau nuvilti jaunesnio savęs. Žinoma, tai nėra vienintelė priežastis. Turbūt didesnė priežastis yra ta, kad šiek tiek bijau, kad priprasiu prie to komforto, to saugumo, gaunant pastovų atlyginimą ir dėl to nepasieksiu savo potencialo. O didžiausia priežastis yra ta, kad aš pasitikiu savo sugebėjimais ir tikiu, kad aš sugebėsiu vėl įkurti savo verslą ir uždirbti daug daugiau, negu uždirbčiau dirbdamas kokį samdomą darbą. Romos imperatorius Markas Aurelijus yra sakęs, kad komfortas yra blogiausia priklausomybė. Ir galiu pasakyti jums tik tai, kad komfortas ir yra priežastis, dėl ko aš apskritai esu tokioje situacijoje. Tačiau kaip konkrečiai aš į ją patekau, manau, papasakosiu kitame video. Jau ir tai, jau beveik valandą aš su savim kalbu, vis per naują įrašinėju šitą video. Jau žmonės ir tai mane žiūri kaip kokį lunatiką. Taigi, jeigu jums įdomu, kaip aš patekau į šią situaciją ir kaip planuoju aš iš jos išlipti, prenumeruokit šį kanalą, kad nepraleisimėt kitų video. Taip pat, jeigu norite laimėti Oculus Quest VR akinius, palikite patinka ir palikite komentarą. Prižadu, kad perskaitysiu tikrai visus komentarus ir pasistengsiu atsakyti kuo daugiau jų, kai tik turėsiu tam laisvo laiko. Didžiulis dėkui, kad žiūrėjote ir iki kito karto.